Taigi, sveiki visi, su jumis Minės XLT ir šiandienos video tema vėlgi rimta ir šiandieną reikia pakalbėti apie YouTube'ą. Apie fucking YouTube'o naujus algoritmus ir ką jisai fucking padarė. Tai visų pirma, kaip daugelis jau YouTuberių arba šiaip ir paprastų žmonių pastebėjo, kad YouTube'e visiškai dingo visa reklama. Visiškai visa reklama dingo, nebėra reklamos. Nebėra, vat, galiu žiūrėkit, dabar jums galiu parodyti, vat. Mano paskutinis video atsisveikinimas, būtinai pažiūrėkite iki galo, įkeltas prieš savaitę, įkeltas prieš fucking savaitę, nėra niekur reklamos skiltelio, vat, niekur nėra geltonos skiltelio, niekur nėra reklamos. Taip pat ir yra ant visų mano kitų video, daleiskim, žiūrėkit, daleiskim paleisiu, vat, Sour Candy iššūkis, irgi niekur nėra reklamos, niekur fucking nėra reklamos. Reklama tiesiog dingo, jinai tiesiog fucking dingo. Ir ką dabar daryti, ta prasme, nieks nežino. Aišku, man šitą temą sudomino ir aš pradėjau ieškoti atsakymų, kas tai galėtų būti, tai suradau vat, du tokius skiltelius apie naują video gavimą pajamų iš video. Tai hebra, kam įdomu, galite susistabdyti dabar video ir pasiskaityti viską. Radau dar vieną skiltį. Koks kontentas gali būti monetized. Tai karočiui hebra, kam įdomu, sakau, stabdykite video ir skaitykitės patys, dabar aš jums nieko čia neskaitysiu, neversiu, bet jo. Ir video, ką aš galiu dar hebra pasakyti, YouTube'as pradėjo pats save žudyti. Ta prasme, jūs įsivaizduojat, gerai, darskim, aš YouTuberis, kuris gaudavo, vat, žiūrėkit, rodau savo analitiksus, aš gaudavau kažkur po $2.52 į mėnesį. Aš tos pinigus, kur aišku, aš beveik nieko negalėčiau už tokius pinigus išleisti, nieko nusipirkti. Bet po kažkiek taupydavau ir aš vis kažkokių naujų dalykų pirkdavau, kad tik pagerinti kažką. Dabar užsisakęs iš eBay'aus ten kortelėms, karočiui tokius šudukus. Tai žodžiu, o dabar žiūrėkit, kada čia pas mus buvo 2.17, 2 mėnuo, 26 diena, gavau $48 centus. Tada 2.17.03.02 33 centai. Prašau, 0.4.01 7 centai, 0.2 2 centai, 0.3 3 centai, 0.4 1 centas, 0.5 4 centai ir viskas. Nuo 6 dienos aš negaunu iš vis jokių pinigų, žiūrėkit, 0. Viskas. Viskas, tom baigėsi. Tom viskas pasibaigė. Nuo 6 dienos nei vienas YouTuberis nebegauna pinigų. Pas nieką nėra reklamų, pas jokį YouTuberį nėra reklamos. Galiu užeiti, daleiskim dar parodyti jums, žiūrėkit, daleiskim, užeisim kur. Užeisim, daleiskim į Edviną. Prašau, pas Edviną irgi niekur nėra reklamos skiltelio. Niekur nėra. Niekur. Taip pat galim nueiti ir fucking niekur nėra reklamos skiltelio. Niekur nėra reklamos skiltelių tų geltonų. Niekur, ta prasme, visiškai niekur. Ir žodžiu, jo, tiesiog taip, viskas. Su YouTube'u atsisakė dar bendradarbiauti tokios didelės kompanijos kaip Coca-Cola, kaip McDonald's ir dar kažkokios kompanijos, kurios pirkdavo reklamą iš YouTube'o. Tai žodžiu, jo, reklamos YouTube'e nebėra, YouTuberiai negauna pinigų, YouTube'as pas save pradėjo žudyti. Tiesiog viskas. Nuo dabar, manau, nuo dabar galima drąsiai sakyti, kad iki YouTube'o, susipisimo liko nebedaug. Tai tiesiog tiek. Hebra, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, nepamirškit statyti laikus, komentuoti ir išreiškite visą savo nuomonę, ką jūs galvojate apie šitą komentaruose, būtinai visus komentarus skaitau. Ir hebra, jo, tiesiog, bye. Yeah, bye.